No ką, welcome to London. London, 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 London. London Eye. Sveiki, ponios ir ponai. Na, štai mes ir vėl su jumis kelionėje. Šiandien rytą Londonas po 2 dienų pertraukos. Ką trumpai apie Londoną, tai vakar įrašiau trumpai sėdėdamas Trafalgaro aikštėje prie fontano. Va, pažiūrėkit šitas trumpas mano reportažėlis. 2 dienos Londone. Nepasėmiau mikrofono, nes neplanavau čia daug ką filmuoti. Tai su garsu gali būti prastai, bet gal girdėsit. Sėdžiu Trafalgar Square, jau visas nuėjęs, kojas pavargęs, nes visą dieną šiandien vaikščiau. Vakar, pirmadienį, pabandžiau išvažiuoti su motociklu į Londoną. Tai pasigailėjau tą padaręs, kadangi pirmas dalykas, eismas čia yra katastrofiškas. Motociklam nėra kaip nenormaliai panardyti nieko. Kitas dalykas, Londone yra žiauri problemos su motociklų parkavimu. Yra tik tai specialios vietos motociklam parkuoti, tie motorcycle parking base tokie, bet jie arba visi užimti, arba kitas dalykas, kai radau vieną laisvę, tai ten buvo, tiesiog nebuvo kaip sumokėti už tą parkavimą, nes ta programėlė neveikia arba sako, kad mano numeris yra blogas. Iš ryto dar gavau baudą už parkavimą, kadangi pasistačiau iš viso vietoj, kur pasirodo mokamas parkavimas automobiliam, o ne motociklam, ten šalia tik tai motociklam buvo. Tai gavau baudelę 55 svarai, jeigu susimoka per 2 savaitės. Tai va, šiaip apie Londoną daug nesiruošiu nieko pasakot, kadangi kiekvienas turi savo atrasti Londoną pats, manau. Ašgi tik tai trumpai apėjau vakar The British Museum of Natural History. Didelis, taip pat iš ryto buvau tam London Eye. Apvažiavau ratuką, apsižiūrėjau, kaip ten atrodo, pasivaikščiau per tiltą, prie parlamento, prie Westminster Abbey. O šiandien tai pasėmiau traukinį, atvažiavau į Londono centrą ir labai greitai patogiai. Tai pirmiausia nuėjau į The Borough Market, pažiūrėjau, kiek ten jie visokių skanėstų parduoda. Tada nuėjau prie The Tower Bridge. Nu ir žiūriu, ten tas laivas karinis stovi, The Belfast flagmanas. Tai apėjau tą Belfastą. Tikrai patiko visai, man ten pasiblūdyti po tą laivą, tam karštį ypatingai ten pakankamai vėsų buvo. Na ir kitoje pusėje Belfasto, kitoje pusėje Temzės, The London Tower. Tikrai verta aplankyti. Ten apie 40 svarų bilietas, bet tikrai wow. Ir tas pats muziejus, tas The White Tower ir žinoma karaliaus karūnos deimantai, The Crown Jewelry. Tai yra karaliaus karūnos, skeptrai ir kiti Britų monarchijos atributai. Nu ir ten šiaip visas kitas tas aplinkui festivalis irgi visai neblogas. Tie varnai tokie juodi raivenai po pievą vaikšto. Tikrai man paliko įspūdį, atspindėjo tą Britų imperijos didybės istoriją visą. Nu, jie jau 1000 metų, tai tikrai verta pamatyti. Tai iš to, ką mačiau Londone, tai sakyčiau, The Tower of London yra tikrai verta užeiti. Pabandžiau pakalbinti policininkus. Tiksliau pakalbinau policininkus su motociklais, bet į kamerą jie kalbėti atsisakė. Tai, tiesiog pakalbėjom, pabendravom apie motociklizmą, apie tai, kaip Londone čia saugu, nesaugu. Sakė, viskas daugmaž gerai. Sakė, tik tai su eismu čia pas mus problemos. Ypač su motociklais, parkavimus ir taip toliau. Tai gaila, nesutiko pakalbėti ne vienas į kamerą, bet ir tai, užkalbinau ir gerai. Šiandien yra Joninės, bet kažkodėl Anglijoje Jonai nešvenčia Joninių.
Aš pabandžiau paguglinti, kad važiavęs, gal galvoju, kokie Londono lietuviai čia Joninę švenčia. Bet pasirodo radau renginį, kuris įvyko praeitą šeštadienį. Tai yra, vykau į Londoną sekmadienio vakarą, o šeštadienį buvo kažkokios tai Anglijos lietuvių Londono renginukas. Bet tai švęsiu Jonines, kaip jau antrus metus ar trečius turbūt iš eilės, motociklo balne, keliaudamas kažkur tai po pasaulį. Navigacija uždėta į Kembridžą. Noriu aplankyti tą miestą, kuris garsus savo universitetais, pasižiūrėti tą senųjų universitetų architektūrą. Gal pavyks pasivaikščioti kažkur tai po kiemelius, pamatyti tą akademinę visą dvasią, pajaust. Ir tada žiūrėsim, kiek aš ten trūksiu, arba ten liksiu, ar važiuosiu toliau į šiaurę šiandien. Ir matysim. Sveiki atvykę į Kembridžą, Anglijoje. Taip, dabar kieno čia pirmumas? Ok, tai garsusis akademinis miestas, kur yra garsusis King's College, Kembridžo universitetas, turbūt didžiausias universitetas Anglijoje, matyt, kad. Ir žiūrim, iš ko jis čia padarytas. O, jau man atsivėrė. Ho, klausykit. Čia štai prašom. Va, man sakė į šitą Fitzwilliam muziejų būtinai nueiti ir į King's College. Tai mes pabandysime suspėti gal ir ten. Bet iš pradžio apsidairom, pasižiūrim, kur pasistatyti motociklą saugiai. Ir truputėlį čia pasivaikščiot po tą centrą. Bet so far tai man čia viskas įspūdinga. Va. Sightseeing Cambridge. Eismas kairė pusė visai man patinka. Aš kažkaip įpratau ir jis man dabar labai natūraliai viskas gaunasi, jau net nebereikia galvoti, kur čia man sukti. Man žiedai labai patogus sukiotis į kairę pusę. Kažkaip labai faina. Va. Ok, einu ieškot parkingo motociklam ir žiūrėsim. Va, pasakė man žmogus atėjęs, kur čia yra motorcycle parking. Ir žiūrėkit, kas čia stovi. Yamaha GXR, Hayabusa, klausykit čia. Vyrai rimtai pasiparkavę, matau. Super. Tai čia yra motorcycles only. Ir I'm parking this one here. Amazing. Va, štai čia pasistatom mocą ir einam pasižiūrėti tada Kembridžo. Na ką, ponai, Kembridžas. Štai už manęs King's College koplyčia, kaip čia jinai vadinasi. Pasistačiau šiaip ne taip motociklą. Man tokių motociklų fainų. Žmogus, kitas motociklininkas priėjo, sakė, aš kažką bendrai pakalbėjom. Tai sakė, mano labai gera anglų kalba. Pagyrė. Pakalbėjom, pabendravom, sako, kaip tu taip šneki. Sako, artikelių nepainėjai. Tuo tarpu, kai sako, mano žmona Lenkija ir tai iki šiol, sako, daug metų ir tą painėja. Tai bet pabendravom, aptarėm geopolitinės aktualijas. O aš einu pasivaikščiosiu, pažiūrėsiu, kas čia karšta, tai nesvietnai. Pasivaikščiosiu, pasižiūriu, kas čia darosi šitam Kembridže. Kokių ledų suvalgysiu. Paskui žiūrėsim kokį nors muziejų dar ten nueisim, kurį čia rekomenduoja. Nu ir tada jau žiūrėsim, keliausim toliau. Tokia paprasta, nesudėtinga diena šiandien.
kažkokie turistai vaikšto, kažkokie studentai vaikšto, bet daugumai viskas uždaryta. Kažkur tai kažkokie privatus renginiai, tai dar kažkas. Einu pabandysiu, susirasiu gal kokią įėjimą čia, kuri tą pagrindinę bažnyčią užeiti. Na va, pavyko patekti į King's College Chapel. Tik tai prašė viduj nefilmuoti. Tai beveik nefilmavau. Bet šiaip labai įspūdingo grožio koplyčia. Tikrai kažkaip toks apėmė keistas jausmas. Studentas būdamas net nepagalvojau, gal net buvo galimybių kažkokių tai susiorganizuoti gal kažkokias studijas ar stažuotę šitam universitete. Bet kažkodėl tai studijų metais apie tai nesinorėjo pagalvoti. Nu, dabar jau turbūt vėloka. Pilna kinų turistų, vietinių, britų turistų. Na ir vietiniai studentai bando visiems viską parduoti. Pat jau čia pas vieną paklausti kažko, tai iškart man puolė pardavinėti turą su valtim, kad čia nieko maždaug nepamatysi, pirk iš mūsų turą su valtele. Mes tau čia viską aprodysim. Nu tai sakiau, gal kaip nors, aš jau pats pasivaikščiosiu. Einu dabar į muziejų, pažiūrėsiu, kas ten. Sakė, garsus muziejus su daug istorijos, antikos ir dar daug ko. Tai lendam į vidų ir pažiūrėsim, kas ten vyksta. Laukia kokie 36, žinokit. Katastrofa. Okay. Vestibiulis tai kažkoks superinis. Jau man čia patinka. Sakė, selfie stiko nenaudok, sako, laikyk rankoje kamerą. Čia žmonėm galvų turbūt nedaužyčiau. Nu, daug čia nerodysiu, nes reikia realiai atvažiuoti patiem ir pasižiūrėti. Va, grindų, mozaikos, viskas čia kaip turi būti. Tikrai žymiai krūčiau negu tam Britų muziejui. Čia va yra įdomus portretai žmonių ir juos randa ant laidojimo sarkofagų. Kaip įdomu ir kad jie yra ant medžio piešti su kažkokiais dažais ir įsivaizduokit, kad jie 1800 metų išsilaikė. Tai kas per dažai turėtų būti ir kokios sąlygos, kad išsilaikytų tokie dažai. Nu ir čia irgi tas pats. Aišku, čia parvežta viskas iš Egipto. Egiptiečiai nelabai šitą britų praktiką patenkinti, bet nu ką darysi. Geriau jau Britų muziejų negu užkasta kur nors po žeme. Atrodė mažiukas tas muziejus. Pasirodo nevelna, žinai, kaip turi būti. Čia viena salė keičia kitą. Na ir antras aukštas pagrinde vien tik tai viduramžiai, renesansas, visa kūryba. Va. XVII amžius. Kam foteliuką tokį į ofisą ar knygą skaityti. Na ir kur aš atvažiavau? Aš atvažiavau į Imperial War Museum, Duxford, visai netoli Cambridge'o. Ir aš čia atvažiavau pamatyti vieną ir vienintelį eksponatą.
kurį aš netrukus jums parodysiu. Na, aš atvykau į Duxford War Museum, kur aš atvykau čia su vieninteliu tikslu. Tai yra pamatyti štai ką. Tadam! Tai yra Concorde. Jie jau dėja nebeskraido, bet sako, dar iki 3 valandos jisai dirba. Dar galima jį užeiti ir pasižiūrėti. Man žiauriai pasisekė patekti čia. Pasirodo, muziejus dirba iki 6, o įėjimas į Concordą tik iki 3. Tai man kaip tik 15 minučių ir štai aš jau lendu štai šitą lėktuvą. Tai yra greičiausias pasaulyje keleivinis lėktuvas. Ir wow, iš Londono New Yorką nuskrisdavo per geras 3 valandas. Čia turbūt eksperimentinis, mokslinis, testinis variantas. Nebuvo pats tas keleivinis, kuris skraidino keleivis, nežinau, paklausiu paskui. Bet va, čia headroomo visai čia tiek pat. Atrodo, kad čia visai labai nedaug tos vietos, va. Ir bet čia sakiau, jaučiu, matau, kad čia daugiau moksliniam tyrimam buvo naudojamas šitas Concordas, o ne keleivinis. Bet vis tiek galima susidaryti įspūdį, kokio dydžio buvo jisai. Na, dar vienas ček kelionės žurnale, kelionės čekliste, kadangi vienas iš mano šios kelionės tikslų buvo būtent pamatyti štai šį gražuolį, užslysti vidų, pamatyti Concordą. Tai yra pats greičiausias pasaulyje kada nors skraidęs keleivinis laineris. Vienintelis toks, vienintelis modelis toksai. Jų buvo 14 pagaminta ir juos naudojo, čia buvo bendras Prancūzijos ir Anglijos projektas. Na ir po keletos katastrofų projektas buvo nutrauktas, bet vis tiek pats kaip pat lėktuvas ištieks unikalus. Tai yra siauras, ilgas vamzdis su labai pointiai tokia nosim, kuri nusileisdavo kažkiek tai kampu dar. 4 didžiuliai varikliai. Nu ir vietos matos ten viduj nedaug, bet baisiai greitas. Gaila, neteko man tokių paskraidyti niekada, bet bent jau pamačiau, pačiupinėjau, pasižiūrėjau, kaip jis atrodo. Nu va, o dabar čia dar visokių tokių toliau yra daugiau karinių lėktuvų, tai einu pasižiūrėti dar. O dabar ramiau, be skubos. Na, o čia Antro pasaulinio karo laikų Avro Lancaster, garsusis britų bombonešis, faktiškai atlaikęs vokiečių didžiąją dalį puolimo. The Flying Fortress, kur čia visas sušaudytas, visas sugriautas, vis tiek jis skrisdavo net vos ne su vienu varikliu. Gaila, į vidų patekti negalima, bet, na, bent dydį šito daikto tai galima įsivaizduoti. Čia yra, žinokit, kažkoks kosmosas. Aš jau gerą pusvalandį vaikščiau ten vienam angare, o čia pasirodo dar tik pirmas angaras. Eik dar, sako, tolyn. Geriausia, sako, eik pirmiausiai patį paskutinį. Ten bus amerikietiški lėktuvai, o paskui grįši dar per kitus 4 angarus atgal. Tai žodžiu, jaučiu čia dar kokią valandą mažiausiai aš užtruksiu. Aš dar miegoti neturiu kur šiandien susiplanavęs, bet jau man čia taip įdomu. Kažką susirasiu. Pilnas dangus lėktuvų skraido visokį, va, čia turbūt šitas yra
ta, va, The Flying Fortress, The Sally B. Čia iš to filmo irgi Antro pasaulinio karo lėktuvas. Va, ten buvo Lancasteris, o čia tas biški mažesnis, amerikietiškas. Bet irgi cool atrodo. Va, čia blemba Spitfire skraido, klausykit. Aina šiek. 3 Spitfire formation. Wow, nežinau ar čia matosi, bet čia yra kažkas. Wow, papuoliau aš į čiutnį aviašou. Jėga. Čia vienas iš didesnių aviacijos muziejų yra Britanijai, o gal net ir pasaulyje, nes šie eksponatų ir šitų paviljonų gausa tai stebina. Didžiausia amerikietiškų lėktuvų kolekcija už Amerikos ribų, kaip čia sako. Čia ir The B-52, garsusis didysis bombonešis, ir A-10 didysis lėktuvas, ir garsusis U-2, štai va ten viršui pakabintas kabo garsusis U-2, o va čia stovi jau tas, žinokit, jau tas B-52 kokio didumo. Va, na, čia papildomas kuro bakas turbūt jo. Va, B-52, U-2 viršui kabo. Va, U-2 ir, o čia yra SR-71, SR-76 Blackbird. Na. Va. Čia yra pats greičiausias turbūt visų laikų lėktuvas, kuris išvystė 3,6 kartų garso greičio. Ir kažkokia fantastika. Nu va, Raptor dronas. Žodžiu, kas būsit netoli Londono ir patinka technika, tai čia yra tikrai ta vieta, kur apeit apsižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Nes wow. Oxford Airfield and Imperial War Museum. Čia ne tik muziejus, matau, bet ir dirbtuvės ir aerodromas. Ir jie čia yra restauruoja lėktuvus ir kas testuoja, jos bando. Nu, čia tikrai toksai aviacijos yra, manau, kad viena iš, nesu aviacijos ekspertas, bet jau jaučiu, kad čia tikrai labai užstra vieta aviatoriams Britanijos, o gal ir viso pasaulio. Tai jau tiek įspūdžių šito muziejaus, dabar einu savo ramiai link motociklo ir ieškosiu kur nakvoti, nes 4 valandos dar neturiu kur. Atvažiavau į tokį kempingą. Čia prie Lincoln. Galvojau, gražus vakaras, nelabai gal karšta naktis bus. Pamiegosiu palapiniai komfortiškai, kažkas įdomaus bus. Tai ne, kempingas, matote, jeigu nebūkintas, tai nuo 5 valandų uždaryta ir viso gero. We're shut. Ok. Palikau jam 1 žvaigždutę review booking'e. Ir dabar susiradau tokį kambarį fermoj. Pas ūkininkus. Ir atvažiavau tokiam labai fainam namukį. Gavau kambarėlį. Labai faini žmonės. Čia dar kiti gyventojai keletas yra, bet labai viskas fan. Va, tada nulėkiau čia iki degalinės. Nusipirkau dar šio bei to pagręžt vakare. Ir va, grįžau aš va šitą fermą. Pasiparkuosiu motociklą ir jau eisiu miegoti. Bet atvažiuoju į degalinę, žiūriu, ta mergaitė, kur salės darbuotoja, tokių akcentų, tokių, žiūrint kortelės parašyta Karolina, sakau, where you from?
Jis sakė, from Lithuania, sakau, labą dieną, tai Karolina iš Radviliškio pasirodo. Tai va, pabendravom su Karolina iš Radviliškio, pasiūlė pamaitinti, ten dar kažką, sakau. Viskas jau, sakau, aš tai sočiai priedęs, labai ačiū, bet taip, seniai gyvena čia. Tai va, tai toks. O dabar viskas. Chemra, parkuoju motociklą. Einu montuot filmuką. Ir viskas, būsiu atvažiavęs. Šiandien su video tiek. Kas jau šiandien tiek iškentėjo, tų nuotykių, tai paspauskit like, paspauskit subscribe, ten pasidalinkit ar dar ten ką nors. Gerai? Va, labai ačiū ir iki kito karto.